Mėly bičiuliai, šiandien mes savo tarybos posėdėje svarstom neeilinį, o patys svarbiausia kiekvienai partijai politinį klausimą, lemiamą priešrinkiminiam laikotarpį, kaip mums pasirengti, kaip mobilizuoti partiją, visas jų organizacijas, skyrius, grupės ir kvalifikuotai dirbti rinkimų kampanijos laikotarpiu. Niekam nepaslaptis, kad mūsų laukia labai sudėtingi ir sunkus rinkimai. Valdžioje LSDP įvairiose koalicijose yra nuo 2001 metų ir todėl stiprėjantį mūsų kritiką, svyruojantis reitingai yra beveik neišvengiami. Kaip tinkamai įveikti iškilusias grėsmės? Pasinaudoti turimomis galimybėmis. LSDP centrinis rinkimų štabas išanalizavo mūsų partijos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės ir parengė rinkimų strategiją. Neabejotina, kad pagrindinė mūsų partijos stiprybė yra gera organizacinė struktūra, rimtos ir stiprios pozicijos vietos savivaldoje. Lietuvoje mes turime 17 merų, 20 vicemerų, 10 administracijos direktorių. 2000, tai yra praėjusių metų savivaldybių rinkimuose, surinkome daugiausiai mandatų, tai 102. Daugelis mūsų partiečių yra gerai visuomeniai žinomi žmonės, turintys daug rėmėjų, gerą darbo patirtį, galimybę bendrauti su įvairiais žmonėmis, socialinėmis grupėmis ir aišku spręsti kartu su vyriausybė ir Seimu praktinius klausimus. Mes turime ir privalome išnaudoti šią mūsų stiprybę. Mes galime didžiuotis, kad įvykdėme gana ambicingą savo 2004 metų rinkimų programą ir tą patvirtino neseniai Dobilo Kirvelio, ačiū jam, organizuota konferencija, kur buvo įvertintos visų partijų programos. Ir kaip žinote, būtent socialdemokratai įvykdė patį didžiausią dalį programos, tai yra beveik 90%, apie 10% liko neįvykdyta. Nors manau, kad jų yra turbūt 5%, nes kaip aš dalyvau konferencijoje, mačiau, kad ten buvo parašyta, galbūt senesni tyrimai buvo, jog dar negražinti indėliai, indėliai taip pat yra gražinti. Priminsiu tiesiog labai trumpai, ką mes žadėjom. Mes žadėjom, kad šalies bendrasis vidaus produktas išaugs trečdaliu, o jis padidėjo beveik dvigubai. Mes žadėjome, kad nedarbas sumažės iki 5%, o jisai yra jau šiandien gerokai mažesnis, jeigu nepasakyt, kad beveik išnyko. Sakėme, tiesą sakant, ne tik tai dėl to, kaip kai kas sako, jog išvyko nemažai žmonių, migravo, iš tikrųjų taip yra, tačiau padidėjo ir šalies gyventojų užimtumas nuo 60 iki 65%. Mes sakėme, kad vidutinis atlyginimas sieks 1800 litų, o jisai jau senai pakilo virš 2000 litų. Buvome įsipareigoję prieš rinkėjus, kad vidutinė senatvės pensija pasieks 2008 metais 650 litų, šiandien jau siekia 745 litus ir aš manau, kad mes dar turime tam tikrų rezervų. Minimalus atlyginimas pagal mūsų pažadus jau pasiekė 800 litų. Kaip jau minėjau, gražinome turėtus indėlius, tai įsipareigojom, kurie iš kitų vyriausybių, dešiniųjų, ir beveik baigėme 97% žemės gražinimą ir kompensacijas už turėtą žemę ir turtą. Nors mus kaltina, kad mes nesugebėjom sumažinti infliacijos, tačiau sąmoningai nutylima, kad atlyginimai ir pensijos augo ir tebeauga, ir šiais metais taip pat, beveik 2 kartus sparčiau negu didėjo infliacija. Be to, infliacija šiandien yra tik tai Lietuvos, arba ne tik Lietuvos, o praktiškai visos ES vis dar platesnė problema. Dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų. Ir aišku, visų pirma, nuo energetikos žaliavų ir kitų tendencijų pasaulio finansų rinkose. Be abejonės mūsų partija, mėly bičiuliai, yra didžiausia politinė organizacija. Tačiau aš manau, kad nuo šios dienos mes turim patys savo pasakyti, kad mes esam viena komanda ir turim veikti kaip viena komanda. Kodėl? Jeigu siekim laimėti rinkimus. Nes rinkėjai, kaip žinote, balsuoja pagal įvairius parametrus. Bet vienas iš svarbiausių visada yra, jie balsuoja už vieningą ir konsoliduotą politinę jėgą. Vertindamas padėtį partijoje, kalbėdamas apie drausmę ir vienybę, jokių būdų nenoriu pasakyti, kad partijoje negali būti diskusijų, kad negali būti kitų nuomonių. Priešingai, aš galvoju, tas faktas, jog mūsų partijoje yra labai daug nuomonių ir diskusijų, rodo, jog mūsų partija yra labai stipri. Mėly bičiuliai, mes negalim matyti grėsmių, kurios kyla iš populistinių partijų.
dabar dalimi tokie pažadai ir skelbiamos tokios nepamatuotos iniciatyvos, kurių negali realizuoti jokia valdžia. Ir tai daroma yra sąmoningai. Siekime visą laiką statyti socialdemokratus į tokią padėtį, kad jie prieštarautų, pavyzdžiui, dėl mokytojų atlyginimų arba kitų dalykų, kad jie gintų mūsų finansinį stabilumą, kas yra svarbiausia, nes jeigu jisai grius, tai visi nukentės, nepaisant to, kiek kam pakelsim atlyginimus ar pensijas. Ir tai yra labai rimta grėsmė. Ypatingai ta grėsmė buvo rimta, kuomet mes buvom mažumos vyriausybė. Ir šiuo metu mes, aišku, turim nedidelę daugumą, tačiau koalicija yra 5 partijos su įvairiais interesais ir tai taip pat nėra pats lengviausias atvejis. Aš tikiuosi, kad jūs visi, kas kalbės, pasisakysit šią temą, kaip toliau mūsų vyriausybė turi veikti koalicijos viduje, valdančiosios ir apskritai Seime. Reikia prisiminti, kad čia Lietuva neišimtis ir kitose šalyse, net ir senos demokratijos šalyse, žinot, pavyzdžiui, Austrijoje visiškai neseniai valdžioje buvo populistai. Todėl šita grėsmė yra labai rimta. Matome, kad atsakingo valstybinio požiūrio trūksta ir liberaldemokratam, tvarkai, teisingumui, ir netgi tradicinė partija save laikantiems konservatoriams, kurie pastaruoju metu, man atrodo, ypač nukrypo į populizmą. Prisiminkime, pavyzdžiui, su kokia isterija buvo kritikuojamas Seime priimtos atominės elektrinės įstatymo pataisas. Nors pats įstatymas, visos dėrybos vyko pagal birželio mėnesį praeitų metų įstatymą ir energetikos strategiją, kuri buvo patvirtinta 107 balsais, tai yra daugiau nei konstitucinė dauguma. Tenka tik apgailestauti, kad populistinės partijos į tai jau yra akivaizdu kursto mokytojų streikus. Mes su kolegomis, tie, kurie dalyvavom, ir Vilija, ir Roma, ir Rimos Šadžium, ir kiti, dėrybose dėl atlyginimų, mes aiškiai tą matėm. Tie, kas norėjo sutarti, ir mes radom sprendimą, ir mes radom gerą sprendimą, mes vakar kalbėjom su skyrių pirmininkais, dėl ilgalaikės atlyginimų strategijos. Tokia pati strategija turi būti paruošta, ir mes ją ruošiam, žiūriu, į Viliją tiesiai sėdė prieš mane, ir kultūros darbuotojam, ir socialiniam darbuotojam. Nes aš manau, kad viena apskritai iš mūsų problemų, kurie eina iš praeities, jog mes atlyginimus didinam karts nuo karto, atskirais epizodais, esant reikalui, o sistemos nėra. Pasakysiu atvirai, daug lengviau susigaudyti šiandien energetikoje, negu mūsų atlyginimų sistemai. Aš jau nekalbu apie valdininkus, statutinius pareigūnus, aišku, mes čia irgi mėginam ieškoti sprendimų. Taigi, dar norėčiau paminėti, kaip tik Rimą Šadžį mačiau prieš save tarp galimų grėsmių, yra aišku gana sudėtinga viso pasaulio, ES visų pirma finansinė padėtį. Mes jau esam šitos ekonomikos dalis, pasaulinės ir atvira ekonomika. Žinote, kad Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos sąstingis jau pasiekė ir ES šalis. Produktų kainos kyla visoje Europoje. Iki rekordinių aukštumų išaugusios naftos kainos, kiek žinau, šiandien daugiau kaip $107 už barelį. Atitinkamai išauga ir dujų kainos, tai papildomas, aišku, sąlygos ir galbūt pačios rimčiausios augti infliacijai. Prisiminkim diskusiją praeitais metais ir vyriausybės poziciją, kuri buvo ypatingai kritikuojama dėl vadinamo dujų reguliavimo. Na ir kaip mes sureguliavom, aš turiu menį opozicinės tuomet partijos turėjusios daugumą, kainos šiemet dujų pakilo 30%, nors buvo galimybė, neprieimus to sprendimų, dar ypatingai buitiniam vartotojam išsaugoti mažesnės kainas, bet manau, kad tai buvo daroma sąmoningai. Ekspertais vadinantis save politikuojantis bankų patarėjai visko kaltina vyriausybę. Kaip žinote, vyriausybė valdo tik tai mažą dalį finansų. Ir deficitas biudžeto yra tik apie $1 milijardą litų. Tuo tarpu per 7 metus bankai, lyginant su 6 metais, suteikė net 8 milijardais paskolų daugiau. Taigi čia yra pagrindinė priežastis. Aišku, mes dirbam, stengiamės dirbti su centriniu banku, tačiau, kaip matome, jie nenori imtis didesnės atsakomybės ir aišku, lengviausia yra nukreipti atsakomybę visą vyriausybei.